Ribeta, sveiki, kurie prisijungite mano kanalėlį, kuklų po kol kas. Džiaugiuosi, kad domina veiklos, kurias bandau transliuoti. Šiandien tokia rubrika klausimų atsakymų vakaras. Turime klausimą iš Roko. Labas, kaip įgauti greičio detailingo srityje? Pavyko rasti darbą prie detailingo, tačiau trūksta greičio. Ar to įgausiu su laiku bei patirtimi? Ačiū. Kaip ir pats žmogus jau Rokas, nuspėja, kad įgaus žinoma greičio ir patirties su laiku, su patirtimi, kaip ir viskas apskritai su tuo ateina. Tas tapatumas, psichologinis proto modelis, kaip pasakyti, tapatumas, tapatinėsi su geru meistru ar blogu ir patirtis užaugina tapatumą stiprų. Pavyzdys. Tai va tapatumas ką daro? Jis užauga su patirtim arba save apgaulė. Tai galima save šiek tiek nuteikinėti labiau profesionaliau nei iš tikrųjų esam. Vienas iš bairių yra, tarkim, dabar aš prieičiau prie mašinos ir pasimčiau poliravimo mašinėlę. Kai aš jau, tarkim, kokią 10 mašiną esu nupoliravęs, mano tapatumas būtų aukštas, ir pasitikėjimas savimi. Žmogus, kuris pirmą kartą paimtų mašinėlę, jo tapatumas žemas. Bet reikia pagauti tą momentą, kai mes apie save mąstom, tapatinamės su išmanimu ir neišmanimu. Yra moments, kai gali šiandien biškį apgauti. Tai aš, pavyzdžiui, asmeniškai pradėjau daryti detailingą iš karto ant klientų mašiną ir už pinigus, žinokit. Nebuvo taip, kad aš savo nusipoliravau su ranka. Ta prasme buvo, kad nebe jokių mašinėlių be nieka. Aš savo nuo A iki Z mašinytės visuomet pasidarydavau, bet pasidarydavau to tokiu kiemo būdu. Kaimiškai, žinai, ir kelios priemonės ir lankstai, kai išeina, ir lankstaisi pats aplink tą mašiną. Bet kai jau pasižiūrėjau į detailingą profesionaliau ir susipirkau įrangą, pradėjau investuoti, tai ir norėti būti profesionalu toje srityje, aš iš karto šokau iš tikrųjų ant klientų ir tas mane pastumėjo iš karto stengtis ir nedaryti klaidų. Ir kaip pasakyti, analizuoti savo darbą ir po darbo daryti išvadas. Tai greitis ateis su patirtim, su tapatumu, teisingu mąstymu apie save. Gali iš tikrųjų ir 20 mašinų būti nupiderastinės, atsiprašant, bet vis tiek apie savi blogai mąstyti. Yra tiesiog tokių sadomazohistų, tai normalu, yra tokių žmonių, bet nerekomenduoju būti vienu iš tų. Toliau, trečias bairis, kaip įgauti greičio, tai jau yra praktika. Turiu galvoj, pati veikla, kurią jūs darot. Nuo A iki Z turit padaryti darbą, kažkokį, tarkim, išvalyti saloną, išorę ir nupoliruoti ir padengti keramikinę dangą, pilnas paketas. Tai tam pilnam paketui jūs suprantat, kad reikės įvairių darbo etapų. Ir greitis ateina ten, kur gerai susiplanuojat ar susidėliojat etapus. Kad nereiktų grįžti prie to pačio paviršiaus ar tos pačios vietos dar kartą. Tarkim, išsivalėt saloną ir stojkės. Po poliravimo neapsiklijavot tarpų ir gumų, priejo pilna dulkių, vėl stojkės, net gal ir į saloną pakliuvo. Grįžtat prie to pačio darbo. Tai čia to greičio neprideda. Vienas dalykas, tai pačio darbo specifika. Trečias, tapatumas, praktika, specifika. O specifika, suprantate, irgi ateina per praktiką, bet to pačiu ir per logiką. Suprantate, visur reikia logikos. Mąstyti, įjungiu garų aparatą. Garų aparatui užtrunk 20 minučių įkaisti iki darbinės temperatūros. Tarkim, ką aš per tą 20 minučių galiu daryti? Galiu prasisiurbti, bet ne, siurbiavimu, jeigu pradėsiu ir iki galo varysiu, siurbiavimu reikia gerai, daugiau laiko. Tada irgi gali daug mąstyti ir nieko nepadaryti, bet suprantat, tas greitis ateina, kai tobulinat savo darbo specifiką, eiliškumą, tvarką, įrankius, priemonės. Daug ką duoda įrankiai. Tarkim, duočiau jums dabar skuduriukus,
kelias priemonės valymui ir siurblį. Padarykit, kad blizgėtų. Ir aš pasimčiau savo visus ten fleksus, garų aparatus, siurblius, žodžiu, visą savo pilną paketą įrankių. Tai kuris greičiau padarys? Aišku, kad aš greičiau padarysiu. Tai va, greitis vėlgi ateina iš priemonių, kurias turime. Tai jau kiek dalykų, ne, jau bum, 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 bum. Sakau, išskirčiau labiausiai tapatumą, kurį reikia nuolat tobulinti. Praktika čia natūralus dalykas, aš jau net neišskiriu, čia yra papras dalykas, į jį nereikia žiūrėti, jeigu neturiu praktikos, aš dėl to liets. Tai va, čia jau savo tapatumą griaužiu, žiūrėk, ką mastai apie savi. Šiandien taip padariau, bet kitą kartą bus geriau. Va, tą turi savo pasakyti. Aha, šiandien taip pavariau, bet kitą kartą bus dar geriau. Aha, tiek užtrukau, bet kitą kartą bus greičiau. Suprantate, turi va savi papumpuoti, pafleksinti teigiamais algoritmais, minčių algoritmais. Suprasime, nenusiteikti prastai. Kitas svarbus dalykas yra, va dabar pradinukams, kurie pradeda, detailingą daryti. Ką galiu pasakyti? Dabar jūs, kai pradedat, labai atsakingai pasižiūrėkit į dabar ugdomus įgūdžius ir įpročius. Detailingą. Jeigu dabar kažkokias pradėsit klaidas daryti ir įprasit jas daryti, bus labai sunku jas ištrinti ir pakeisti kitais geresniais įpročiais. Labai svarbus momentas yra, kaip jūs elgiatės, stovite, sėdite, klūpite aplink automobilį. Tas dalykas vadinamas ergonomika. Ne, ergonomika. Jo, ergonomika berods. Ergonomika. Kaip draudimas ergo, kažkaip skamba ne taip. Ergonomika. Ergonominė pelė. Ergonomiška pelė pas mane. Ergonomika, nu. Kažkaip ne taip, kažko trūksta. Kažkokia raidė ne taip. Nesvarbu. Svarbu, iš tikrųjų, ergonomika labai yra svarbu, nes jinai lemia jūsų išsekimo lygį. Ta prasme, po darbo jūs dar turit grįžti namo ir moterį pamylėti ir valgyti sugebėti pasidaryti. Jeigu moters nėra arba turit ir vis tiek turit pasidaryti, užuojautą jums. Jeigu nieks jūsų namie nelauk po garažo sunkių darbų, tai turit dar po darbo būti kupini energijos. Neišsekę. Bet jeigu nuolat alinat nugarą, netaisyklingai stovit, klūpit, sėdit per krypę, pavyzdžiui, pusiau ant sėdynės, čia greitai. Vakare kažkaip, man nebetenkint mane, kas čia įras. Kitą dieną, jeigu raukotės, dirbdami, kažką netaip darot. Stebėkit savo ergonomiką, nuolat ją tobulinkit. Naudokit ankelius, bet ne plastikinius, o medžiaginius. Būn tokie ankeliai, pavyzdžiui, kur plytelės klijuoji. Senukas rasit visur. Užsiklijuoji ir žiūrėkit, kad jie būtų patogus. Jau geriau pritūpkit, kai siurbė tą mašiną ant kelianuko. Pamatysit, kad ir kokybė bus daug geresnė, nes jums kūnas nesignalizuos, viskas, užteks, stokitės, einam toliau. Kas toliau, žinai, viskas, jau pavargau, žinai. Nes kai tu čia greitai, įsijauti ir kai būni darbe rankose, kai būni, nebejauti kaip tavo nugara, kaip tavo kojos, nebejauti tiesiog, jau sąmonė būn kitur, suprantat, kitose pojūčiuose. Tačiau ir yra toks pavojus, kad jūs nejaučiat, bet tada, kai pareis, ilgai karjerą nebesitęs, suprantat. Tada jūs norit karjerą daryti, tai aš kartais va taip kartoju, atleiskit man už tai, bet čia yra labai svarbus dalykas. Tai dabar trumpai padarom išvadą. Tapatumas, jau paaiškinau, kas tai yra. Toliau ergonomika, kad nealintumėt savęs ir darbo, jeigu turėtumėt vis kokybišką energiją skirti darbui. Ir tęstinumas, kad tęstųsi karjera, kad nesugriūtumėt po metų 2 su išvaršom 5. Trečias, tai yra specifika darbo ir tai, kaip jūs tai darot. Jinai turi būti nuolat tobulinama. Tai yra, kaip pas japonus, kaizen, vadinamas, Toyota naudoja šitą, kaizen. Tai yra, kai nuolat apmastai, kur dar gali patobulinti savo specifiką.
Nu, beleka ką daro. Kai pradėjau detailingą, žinokit, garbės žodis, ranką prie širdies pridedu, niekada nebuvau ėjęs į YouTube ir bandęs paimti kažkieno žinias ir naudoti. Aš kai pradėjau detailingą, pradėjau netikėtai, man gavos netyčia. Ta prasme, nebuvo taip, kad atsikėliau, būsiu detaileris. Man sukrito kortos, apie tas kortas papasakosiu gal kitą kartą. Bet esmė, kad aš kai pradėjau detailingą, pradėjau nuo nulio ir išradinėjau savo specifiką. Ir kai aš išradinėjau, o ne kopinau kažkieno, nedariau copy-paste, tas pačias klaidas ar tas pačias neklaidas ir gerus dalykus, žinoma, daug kas ir gerų meistrų pilna, žinoma. Bet tipo, dabar kažkas iš šono, kai žiūri mano darbą, sako, tu gerai varai, pamokyk mane, supranti. Bet jeigu aš būčiau copy-paste daręs ir visi tai padarė, jisai taip pat daro kaip aš, jo, aš čia targi, tai ir kartojant tą patį. Dabar pas mane jau kažkaip yra kitokia darbo specifika, kur kažkas pasižiūri, o, aš apie tai nepagalvojau, čia geras, žinai, parodyk daugiau. Tai va, tą ir jum linkiu. Per daug neužsigalvokit kitų informaciją. Kaip tik pamastykit, rasit savo būdą, bet nuolat jį tobulinkit ir viskas. Tai va, toks buvo klausimas, kaip įgyti greičio. Tai čia buvo trečias dalykas, ne? Dar specifika. Ketvirtas dalykas labai svarbus, pasikartosiu vėl. Eiliškumas. Tvarka. Kur man dar šitiek sudėtinga, pavyzdžiui, kur man reikėtų asmeniškai dar patobulėti. Patobulėti man reikėtų, kai aš dirbu, pavyzdžiui, prie mašinos, žinokite, skuduriukai skraida. Pas mane va taip. Pasiemu, panaudoju, vukt į kampą, vėliau pasimsiu. Buteliuką, vukt į kitą kampą, vėliau, aha, žinau, šepetėlis, kur šepetėlis, ant galinės sėdynės. Bet jau pradėjau taip, kad paėmiau šepetuką nuo stalo, padirbau su juo, padėjau atgal. Paėmiau skuduriuką, padirbau, nunešiau, iškart padėjau į krepšį, kuriame purvini skuduriai. Ir dar pastebėjau, aš tą, kai pradėjau daryti, dar susitaupė laiko, žinokit. O kai dirbau taip, kai viską mėčiau, man atrodė kaip tik, kad dabar negaišiu laiką, klientas atvara, reikia padirbti darbą, o darbo aplinką susitvarkysiu vėliau. Taip, metus dirbau, taip. Ir tipo, žinokit, galvoju, laiks kažką dėl to daryti, kad tvarkingiau būtų. Ir pasirodo, tai lėmė geresnius rezultatus laike, kaip be būtų keista. Nes pavyzdžiui, tikrai dažnai būdavo, kai nemastu, išsimėtau tos įrankius ir kur tas, žinai, ieškai, būtų, kad neberandi to suktuką, neberandi to teptuką, bet kai visą laiką į vieną vietą ar tą pačią daiktadėžį dedi, jinai vyra. Toliau, kitas dalykas, kur toks, čia dabar maždaug ką papasakau, tokia abstrakcija, jum čia kaip namų darbas, kur tipo, aha, supratom, bet nelabai. Tai dabar apie tą labiau, smulkiau, kur galima labai sutaupyti laiko. Tai kai, pavyzdžiui, pradeda daryti saloną, viską pasiruošėt. Fuks ir bliuks, prailgintuviuks, kompresorius. Tarkim, ką galiu pasakyti, jeigu dirbat dar iki šiol be kompresoriaus, tai jų medalis už narsą. Galite eit gelbėti eilinį Ryaną 2. Nedirbčiau niekaip, be kompresorio, visame kame, tiek poliravime, tiek vidaus valyme, tiek variklio skyrio plovime. Neįsivaizduoju, ta prasme. Jie žinau, yra tokių, kurie daro cheminius valymus, salonus valo be kompresoriaus. Sakau, medalis už narsą, wow. Nafik. Aš iš tikrųjų. Bet kompresoriuks turi būti minimum 5 litrų, 8 atmosferos, 10-12, kad pneumatinį ginklą kokį suktų, tornado, kad prapūst gerai būtų. Turi būti minimum 2 cilindrų, mano manimu, galbūt diržinis tyliau gros, variklis garsiai burzgia šiaip nediržinio, savaeigio to, nes stūmoklinio, ir jeigu 2 cilindrai, tai iš viso, žinai, daužo gerokai. Bet aš pas mane būtent toks ir buvo, bet taip kaip jis dirba, man labai patiko. Pardaviau dabar jį žmogui. Tikriausiai tu dabar žiūri, seniai, kaip tau mano kompresoriuks tarnavo normaliai.
tikiuosi, kad tarnauja ir dar ilgai tarnaus. Na, esmė, kad darbą jūsų pagreitins įrankiai po ranką, kurių jums prireiks. Ir neturi būti įrankių, kurių jums neprireiks, nes jie jums tik maišys. Trumpai tariant, va taip. Toliau, vėlgi, iš kur tas greitis atsirasti gali poliravime, tarkim. Poliruojam, tarkim, paviršių. Užė, važiuojam. Užė toliau, pasižiūri į paduką, susivėlės. Ai, tingiu, čia gaiš, nebedaug čia liko, toliau užiu. Švarus padukas yra raktas poliravime. Ir jeigu galvojat, kad sutaupysit laiko jo nenueidami nupūst, tai labai klystat. Poliruosit žymiai ilgiau, negu vien tai, kad nueitumėt, nusipūstumėt, įsivalytumėt paduką, grįšit ir rezultatas bus geresnis ir greitesnis. Tai va. O greitis, šiaip, sakau, išsiugdys per laiką, tik jį reikia ugdyti, norėti, tobulėti ir žiūrėti, kur darot mini klaidas ir tas klaidas pašalinti. Tai va, atsakiau, tikiuosi, į Roko klausimą, tad jeigu ir jūs turite kokių klausimų, rašykite komentaruose, aš peržvelgsiu, pasižiūrėsiu, kas per auditoriją pas mane susirinkus, man pačiam smalsu ir atsakysiu į kai kuriuos jūsų užduotus klausimus. Tad ačiū visi, kurie žiūrėjote ir taip, aš dabar kalbu iš namų, kemperio, kuris būna garaže, tada būna namai garaže, garažas namuose. Tokia ir buvo idėja. Tai va, laikykit Dankratą ribetą, viskas jūsų rankose, gyvenimas taipogi, nepamirškit patiuninguoti ir padetailinti savo asmeninius gyvenimus ir save pačius. Ir linkiu jums viso ko geriausio, susimatysime kitose epizoduose. Iki.